Dažnas klausimas yra, kaip pasirinkti terasos formą ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu, bet tuo pačiu labai paprastas ir būtinis būdas, kaip tai išspręsti. Dariau. Tikrai taip. Oi, labai daug pasakei. Kalant kauliukus ir išsitempėt juostas, galima pasižiūrėti, kiek bus to naudingo ploto. Nes jeigu to dalyko nepadarom, paliekam viską savo mintise, grįžtam namo, sekančią dieną realiai pamirštam, tai tokio kaip ir plano nepasidarom. Plus atvažiavus meistram žymiai patogiau yra išsimatuoti ir prisiderinti prie esamų lentų ilgių, kas ateityje sutaupys šiek tiek pinigėlių. Pabandykit tą formą, kurią jums net nubraižė kažkas, pasidaryti, joje pabūti ir įsivaizduoti, ar tilps šezlongas, ar tilps kažkur stalas. Ir dar vieną cinkelį reiktų pažymėti. Čia gyvens ne architektai, ne konstruktoriai ir ne meistrai, ir ne terasinių medžiagų pardavėjai. Čia gyvensit jūs. Ta terasą darom jums, tai nepatingėkit ir padarykit, kas priklauso nuo jūsų.